Šią savaitę vyksta didžiausias IPO istorijoje. Tai praleiskim tą papildomą Q&A epizodą ir aptarkim, kas su tuo SpaceX vyks. Beveik $1,5 trilijono vertė. Didesnė negu Tesla. Elonas Muskas tampa pirmuoju triljonieriumi. Visi finansų portalai dega antraštėmis, visi pažįstami klausia, ar pirksi, ir tau į galvą lenda mintis. Gal čia ta proga gyvenime, kurią praleisti būtų labai gaila. Bet šitas video ne apie tai, ar verta pirkti SpaceX, nors pasidalinsiu savo sprendimu. Jis apie vieną nuobodų beveik nepastebėtą sprendimą, kurį prieš kelias dienas priėmė S&P. Sprendimą, kuris tyliai apsaugojo tavo pinigus, net jei tu apie tai nieko negirdėjai. Ir kuris puikiai parodo, kodėl nuobodi sistema beveik visą laiką nugali blizgantį hypą. Jei investuoji pasyviai per indeksinius fondus, šitas video iš tiesų tau svarbesnis negu atrodo. Važiuojam. Jei čia atsidūrė pirmą kartą, labas, aš esu Emilis. Šiame kanale viešai fiksuoju savo žingsnius asmeninėje investicinėje kelionėje ir dalinuosi tiek įžvalgomis, tiek klaidomis, tiek triumfais, su tikslu didinti finansinį raštingumą. Ir iškart pasakysiu savo poziciją, kad būtų sąlyginai aišku. Aš šito IPO nepirkau ir nesiruošiu, mano branduolys lieka nuobodžiuose, bet pelningose ETF-uose. I hate it, I'm out. Wow. O kodėl? Paaiškės iki video pabaigos, kad ir pats galėtum arba pati priimti efektyvesnį sprendimą. Taip pat skaičiai atkeliavo prieš patį IPO, jis savaitės gale, tai kai kurie skaičiukai tikrai pasikeis, kai susitiks su realybė per patį tą initial public offering. Nors manau, kad norimų rezultatų pasieks, bet patikrinsim arčiau laiko. Pasižiūrėkim, kas vyksta. Pirmiausia, pats įvykis, kad suprasti skaičius. Skaičiai tikrai įspūdingi. SpaceX siekia maždaug $135 kainos už akciją, nori pritraukti iki $75 milijardų, o visa įmonė vertinama apie $1,5 trilijono. Tai didžiausias IPO žmonijos istorijoje. Pirmą prekybos dieną planuojama Nasdaq biržoje ir tikeris SPCX. Bet po blizgesių yra dvi detalės, kurias verta įsidėmėti. Pirma, Muskas po IPO išlaiko virš 82% balsų. Reiškia, tu perki akciją, bet realios įtakos sprendimams neturi niekas kitas. Vienas žmogus valdo viską. Antra, čia įdomiausia. Įmonei staiga labai rūpi mažmeniniai investuotojai. Iki 30% akcijų skiriama paprastiems žmonėms. 3 kartus daugiau nei įprasta. Ir brokeris Fidelity nuleido minimalų slenkstį nuo $500,000 iki $2,000. Kodėlgi taip gali būti? Skamba kaip dosnumas? Pala. Pažiūrėkim, kas iš tikrųjų vyksta užkulisiuose. Dabar, kad suprastum, kodėl staiga tokie dosnūs sprendimai, reikia grįžti porą žingsnių atgal ir sujungti kelis žingsnius vieną po kito. Kas dar atsimena Twitterį? Atsimenu, Muskas jį nusipirko, pervadino į X. Ir investuotojai, tarp jų rimti fondai kaip Fidelity, savo dalis ėmė nurašinėti žemiau pirkimo kainos. Investicija atrodė kaip klaida. Tada įvyko grandinė susiliejimų. X buvo sujungtas su Musko dirbtinio intelekto įmonė XAI, o tada visa tai su SpaceX. Rezultatas – žmonės, kurie kažkada investavo į Twitterį, dabar valdo 5% SpaceX'o. Kažkur apie 5%. Ir per šitą IPO jie pagaliau gali atgauti pinigus su pelnu. Vienas pavyzdys – Saudo Arabijos princas, kuris perkelė savo Twitterio dalį, šiandien jo dalis SpaceX'e verta virš 4 milijardų, įskaitant tą vertinimą, kurį nupiešė iš oro realiai. Vėl, 7 kartus daugiau negu investavo. Tai gražu tiems, kas laukia, bet užduok savo klausimą. Kai ankstyvieji insideriai pagaliau parduoda savo akcijas pačiame hypo piko taške, kas iš kitos pusės perka? Tu, mažmena. Tie patys 30%, kurie staiga taip dosniai pasiūlė. Ir dar viena eilutė, kurią verta žinoti, tai sujungta įmonė pernai uždirbo beveik $19 milijardų pajamų. Užfiksavo apie $5 milijardus nuostolį. Beveik visą tą skylę iškasė XAI, kuri per metus sudegino apie 14 milijardų grynųjų. Tai prieš tai SpaceX viena buvo sąlyginai pelninga. Tai tu perki ne tik raketas, perki ir nuostolingą dirbtinio intelekto digiklį tame pačiame pakete. Gal kažkas galvoja šioje vietoje, kokio dydžio pajamos, iš kur tas $1,5 trilijono vertinimas. Žinokit, iš skaičių pusės tai nėra atsakymų. Neturiu argumento, nes čia lengva palyginti. Įdėsim, kiek pajamos iš Amazono, koks vertinimas Amazono, kiek pajamos iš SpaceX ir koks vertinimas. Viskas pastatyta ant ateities lūkesčių. Viskas pastatyta, kad būtent SpaceX'as bus milžiniška nauja industrija. Vėl, nenoriu per daug išsiplėsti, bet man tai atrodo toks visiškas iš niekur atsiradęs vertinimas. Vėl, grįžkim prie centrinės šito video įžvalgos. Prieš kelias dienas S&P įmonė, kuri sudaro garsų į S&P 500 indeksą, turėjo priimti sprendimą. Klausimas buvo labai paprastas. Ar lenkti savo pačios taisyklės ir įsileisti SpaceX'ą į indeksą anksčiau?
Ir S&P pasakė ne. Aleliuja, taip sakant. Jie paliko senas taisyklės. Naujokas turi pasėdėti biržoje bent 12 mėnesių, turi būti pelningas ne vieną ketvirtį iš eilės, turi turėti pakankamai laisvų prekiavimo akcijų. SpaceX šių sąlygų netitinka, todėl į S&P 500 nepateks dar bent metus. Čia slypi labai svarbi ta sąlyga ir kitiems mega IPO šiais metais. Tu galbūt galvoji, na ir kas, biurokratinė smulkmena, tiesiog palauk ir viskas. Čia slypi visai kita esmė. Jeigu S&P komanda būtų lenkusi taisyklės ir įsileidusi SpaceX iškart, indeksiniai fondai visame pasaulyje būtų buvę priversti nupirkti šitų akcijų už maždaug 14 milijardų dolerių. Tai reiškia priverstinai, bet kokia kaina. Pačiame hypo piko taške. O kieno tie indeksiniai fondai? Tavo pensijos kaupimas, tavo savarankiškas kaupimas, tavo nuobodus S&P 500 ETF. Ir pažiūrėk, ką padarė kiti. Nasdaq'as jau pakeitė savo taisyklės, tai reiškia, kad jis gali įsileisti SpaceX'ą vos praėjus 15 prekybos dienų po IPO. FTSE Russell net per 5 dienas. Jie nusprendė lenktis hypui. O S&P šiuo atveju liko prie nuobodžių taisyklėmis grįstų reikalavimų. Ir būtent tas nuobodus reiškia, kad tavo indeksinis fondas nebus priverstas pirkti nuostolingos vieno žmogaus kontroliuojamos įmonės brangiausiai įmanomų momentų. Ir aš sakyčiau, čia ne biurokratija, tai apsaugos mechanizmas. Sistema veikianti tavo naudai. Nebent sėdi Nasdaq'o strategijoje. Tuomet nežinau, ar neverta pagalvoti, kaip valdyti šitą riziką. Gal apie tai reikėtų atskirą epizodą padaryti, nes Nasdaq'o investuotojų, man rodos, nemažai. Ir čia mes prieinam prie to, kodėl aš asmeniškai šito IPO nepirkau. Ne todėl, kad nekenčiu SpaceX, ar manau, kad raketos nepavyks. Galbūt po 10 metų ši akcija atrodys puikiai. To nežinau nei aš, nei tu, nei analitikai. Spekuliacinis IPO yra aukštos rizikos žaidimas, kuriame gali ir laimėti, ir labai daug prarasti. Ir mano sistema nesiremia spėjimu. Remiasi nuobodžia matematika. Branduolys išlieka platus indeksiniai fondai, kurie nereikalauja, kad atspėčiau, ar Muskas teisus, o tas pats taisyklėmis grįstas indeksas, kurio nemato hype medžiotojai, mane tyliai saugo nuo priverstinio pirkimo piko taške. Hype turi rinkodaros biudžetą. Nuobodi sistema ir tie patys pasyvūs indeksiniai fondai neturi. Todėl apie didžiausią IPO istoriją girdi visur. O apie S&P 500 sprendimą, kuris realiai gina tavo pinigus, nežinau, ar girdėjai iš kažkur kitur negu šito video. Bet vėl, bet kokia strategija be tinkamo brokerio neveiks. Šitas video remiamas Freedom24. Tai yra brokeris, kurį pats naudoju savo pasyvių ETF strategijai. 3 dalykai, kurie man asmeniškai šitoje vietoje labai svarbus, yra pirma, kad Freedom24 palaiko Lietuvos investicinės sąskaitos režimą. Reiškia, gali maksimaliai išnaudoti mokesčių lengvatą, kuri įsigalioja 25 metų sausį. Antra, platforma turi prieigą prie daugiau nei milijono instrumentų. Tame skaičiuje visi Europoje lisinguoti UCITS pasyvūs ETF-ai, sekantis tos pačius S&P 500, FTSE World, MSCI World ir visus kitokius akumuliacinius fondus, ir distribucinius irgi. Ir trečia, registracija užtrunka apie 15 minučių. Platforma lietuvių kalba. Tai nuorodą į registraciją rasi kaip visą laiką video aprašyme ir QR kodukė čianais, jeigu žiūri per didelį ekraną. Kaip visą laiką dalinuosi tuo, ką pats darau. Mano portfelis sėdi būtent tam pačiam Freedom24 ir tai būtent tas nuobodus pasaulinis branduolys, ne SpaceX'as. Dabar pasitikrinkim 3 esminės žinutės. Pirma, didžiausias IPO istorija skamba kaip proga, bet už blizgėsio insideriai, kurie kešuojasi piko taške, vieno žmogaus balsų kontrolę ir nuostolinga jungtinė įmonė. Taip pat mažmenai siūlomi 30% neišdosnumo. Antra, S&P atsisakė lenkti taisyklės ir įsileisti SpaceX anksti, reiškia, tavo indeksinis fondas nebus priverstas jo pirkti bent metus. Tai ne biurokratija, tai tiesiog apsauga. Ir trečia, nuobodi taisyklėmis grįsta sistema beveik visą laiką nugali tą patį hypą. Šitas video tau, kad nepasimautum ant hypo. Jei nori pradėti nuobodžią pasyvių ETF kelionę, Freedom24 nuoroda video apačioje ir kaip visada. Aš nesu tavo finansų patarėjas, dalinuosi tuo, ką pats darau ir bet koks investavimas visą laiką susijęs su rizika, o spekuliaciniai IPO su ypač didelė rizika. Sprendimą priimk pats su savo situacija galvoje. Komentaruose įdomu, ar tave gundė šitas IPO. Ar pirktum SpaceX ar liktum prie nuobodaus indekso. Padiskutuokim. Ačiū, kad žiūrėjai. Susitiksim kitame epizode.